Tu minėjai Kauno Politechnikos institutą, tai aš nesu per daug gerai susipažinęs, kas ten dėstoma, bet jo pats pavadinimas neskamba kaip rašytojų mokykla, kuri treniruoja ir moko, reiškia, tapti rašytojas. Ką pats tenai studijavai? Aš ten studijavau radiotechniką, ne literatūrinis radiotechnika. Radiotechnika. Tai ar dėl to, kad dar tada nebuvai visiškai tikras, kas bus teisus, ar pats, ar tas pirmas kritikas, ar kiti motyvai lėmė pasirinktas rytį? Gal ir dėl to, gal dar ir dėl kitų priežasčių. Aš žinojau, taip sakant, kad nėra tokių universitetų ir institutų, kurie iš tavęs gali padaryti rašytoją. Rašytojas arba esi, tai esi, ar būsi, o jeigu ne, tai jokie institutai ir universitetai nepadės. Tai turbūt todėl. Šiandien aš galiu pasakyti, kad truputį gailiuosi. Nesigailiu baigęs techniškuosius mokslus. Aš manau, kad jie tam tikrą prasme man irgi kažką papildė ir kūryboj, literatūriniai kūryboj. Davė kažkokių tai priemonių papildomų. Aš galiu gailėtis tik to, kad tie metai ir paskui labai tempti metai, kai dirbau inžinierium ir mažai laisvo laiko turėjau, atėmė iš manęs laiką, negalėjau skaityti tiek, kiek norėjau ar norėčiau šiandien, kad būčiau skaitęs. Vienu žodžiu, atėmė dalį to laiko, kurs galėjo būti skirtas humanitariniams mokslams. Taip suprantama. Taip, geltoną lopą parašiai, reiškia, toj pat baigiai parašyti, toj pat baigęs institutą. Institutą, taip. Aš pradėjau geltoną lopą 56 metais maždaug ir 60 metais jau išėjo knyga. Tai buvo mano pirmoji knyga. 4 metų procesas. Maždaug. Ir kokie atsiliepimai apie tą knygą buvo Lietuvos spaudoje, reiškia, kritikų tarpe? Ir ar turėjo ką nors pasakyti tasai kritikas, kuris tau anksčiau sakė, kad nieko neišeis? Šitas kritikas paskui baigėsi jo kaip kritiko laikai. O gal yra gamtoj tam tikra lygsvara, aš nežinau, aš vis dėlto veržiausi į literatūrą ir liktai, taip sakant, mano kreivė kilo, o jo kreivė dėja kaip kritiko nuėjo žemyn. Nuėjo žemyn ir jis metė kritiką, o aš prozą tęsiau. Vat tokia, taip sakant, buvo realybė, toks buvo gyvenimas. Bet turbūt atsiliepimai apie tą knygą Geltonas lopas buvo geri, ar ne? Buvo geri atsiliepimai ir iš viso tai buvo savotiškai nauja tematika lietuvių prozoje, lietuvių literatūroje, nes ėjo kalba, taip sakant, apie karo metus, apie okupacijos, vokiečių okupacijos metus. Ir pasirodė staiga, taip sakant, žydukas, o tai nelabai įprasta buvo. Tai nelabai įprasta buvo ne dėl to, kad, sakysim, Lietuvoje rašytojai nebūtų norėję liesti šitos temos arba iškelti tokius herojus. Tuoj po karo, man rodos, kokiais 46 ar 7 metais lietuvių literatūroje pasirodė apsakymų apie žydų pergyvenimus, pavyzdžiui, okupacijos metais. Bet vėliau tai jau pasidarė uždrausta tema. Ir todėl aš lygtai, taip sakant, pasitaikė, kad būtent aš vėl tą temą iškėliau lygtai, grįžau prie tos temos ir truputį kitaip, negu, taip sakant, ji buvo pradėta, tuoj pokario metais. Ar galėtum tuomet sakyti, kad Geltonas lopas jau tave tvirtai atvedė į rašytojus? Kiek tai liečia pačio vidinį įsitikinimą, reiškia, jau tikrai jautėsi, kad atėjai ten, kur norėjai ir dabar reikia tik tai įsitvirtinti tose pozicijose?
Ar dar buvo abejonių kokių tu? Ne, aš jau buvau pasiryžęs, taip sakant, ir toliau versti šituos dirvonus, ir būtent prozos dirvonus. Ar man pavyks geriau, ar pavyks blogiau, taip sakant, bet aš jau buvau pasiryžęs. Ir žinoma, kad knygos pasirodymas man ir jėgų, taip sakant, suteikė. Dirbti šitoj srity, kurti toliau. Ir žinoma, aš nepasakysiu, kad tai mano geriausia knyga, ji buvo dar gana silpna knyga, bet tai buvo mano pradžia, tai buvo savotiškai gal ir mano tematikos pradžia. Bet kaip rašytojas aš jau įsitvirtinau, ne šita galbūt ir ne antroji knyga buvo novelių rinkinys Žemė visada gyva. Bet trečia knyga arba savo pirmuoju romanu Lygiosios trunka akimirką. Lygiosios trunka akimirką.